Struktūriniai dažai Gasbeton-Beschichtung. Struktūriniai dažai Gasbeton-Beschichtung skirti naudoti atmosferiniams reiškiniams atspariems fasadams bei vidiniams greitam nusidėvėjimui atspariems paviršiams padengti. Šie dažai puikiai tinka nelygiems paviršiams dažyti. Tai korėti betono blokeliai, taip pat tinka gruntuoti dekoratyvinius sintetinius tinkuotus paviršius. Struktūriniai dažai Gasbeton-Beschichtung pasižymi ypatingu atsparumu atmosferiniams reiškiniams bei garų pralaidumui. Pageidaujamas atspalvis gaunamas įmaišant iki 5% Düfer Folton und Aption Farbe dažiklių arba naudojantis kompiuterinę programą. Prieš naudojimą dažus būtina išmaišyti. Taip pat rekomenduojame dažus maišyti ir dažymo metu. Dažymui naudokite teptuką arba volelį su natūraliu kailiu. Prieš užtepant dažus, volelį rekomenduojame sudrėkinti vandeniu. Tuomet nedideliais kiekiais tolygiai užneškite dažus ant volelio ir jį prasukite. Dažant fasadus rekomenduojame tepti 2 dažų sluoksnius. Tuomet dažų sąnaudos siekia nuo 1,5 iki 2 kg. Gruntuojant dekoratyvinį tinką, dažų sąnaudos 300 g vienam kvadratiniam metrui. Dažant fasadus rekomenduojame apsaugoti dažomą plotą nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio, stipraus vėjo ir lietaus. Šie dažai gali būti purškiami. Ruošiant dažus purškimui galima įpilti iki 5% vandens. Dažant didelius plotus ir siekiant tolygaus dažų užtepimo rekomenduojame dirbti ant drėgno paviršiaus. Gali būti dažomi betoniniai blokeliai, mineralinis tinkas, gipskartonis, gipsolitinės plytos, plytų sienos, asbocementiniai paviršiai. Dažomi paviršiai turi būti sausi, tvirti ir švarūs. Paviršiai, kurie stipriai sugeria drėgmę, turi būti gruntuojami Düfer Tiefgrund LF gruntu. Metalines dažomų paviršių detalės rekomenduojame apdirbti antikoroziniu Düfer Rostschutz gruntu. Esant 20 laipsnių temperatūrai, dažai džiūsta apie 24 valandas. Pilnai nudažytas paviršius išdžiūsta per 3 dienas. Dažymo įrankiai plaunami vandeniu. Taip pat įrankių valymui galite naudoti įprastas buitinės plovimo priemonės. Kur taip įsiruošiai? Dažyti! Inteligentas! Naujos kartos dekoratyvinė tiksotropinė ir apsauginė priemonė medžiui, nesusidaro nutekėjimai ir lašai. Dufatex tai švarus darbas ir puikus rezultatas. Dufa! Struktūrinis tinkas Rollputz. Struktūrinis Düfer Rollputz tinkas skirtas fasadinių ir vidaus paviršių veikiamų ypatingų eksploatacinių apkrovų apdirbimui. Tai laiptinių aikštelės ir sienos, holai, biurai, koridoriai. Šio tinko pagalba sukursite įvairaus rašto paviršius. Tinkas Rollputz ypač patogus kuriant individualius struktūrinius paviršius. Ruošiant spalvą, į bazinį mišinį galima įpilti iki 2% Düfer Folton und Aption Farbe spalviklio. Pageidaujantiems ryškesnių atspalvių rekomenduojame kreiptis į gamintojo įgaliotus atstovus bei užsisakyti dažus gamykloje. Taip pat struktūriniam tinkui dažyti gali būti naudojami kiti dispersiniai dažai. Kibiro turinį intensyviai išmaišykite, tačiau nesuplakite. Tinko užtepimui naudokite struktūrinį bei paprastą volelius arba nerūdijančio plieno menteles lygiais kraštais. Prieš pradėdami įsitikinkite, jog nugruntuotas paviršius yra sausas.
Ant mentelės užtepkite nedidelį kiekį tinko ir tepkite ant paviršiaus lygių sluoksnių. Šį tinką galima tepti ant mineralinio tinko, gipskartonio, betono, plytų sienos, asbo cemento. Tinkuojamas paviršius turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Drėgmę įgeriančius ir kalkinius paviršius nugruntuokite Dufa Tiefgrund gruntu. Drėgmiai atsparius paviršius, tokius kaip faniera ir OSB plokštė, gruntuokite Dufa Quartz gruntu. Kad nesimatytų tinko sujungimo vietų, dengiamo ploto kraštus sujunkite užtepdami tinką vieną ant kito. Rollputs tinkas yra atsparus atmosferinių reiškinių poveikiui, drėgmiai, agresyviam pramoniniam oro užterštumui, taip pat mechaniniam poveikiui. Padengtas paviršius pasižymi elastingumu ir oro pralaidumu. Nerekomenduojame tinkuoti, kai į apdirbamą paviršių patenka tiesioginiai saulės spinduliai. Tinkavimo ir džiūvimo metu oro ir tinkuojamo paviršiaus temperatūra negali būti žemesnė nei 5 laipsniai šilumos. Tinko gamyboje naudojamos natūralios granuliuotos medžiagos, todėl galimi nežymus atspalvių neatitikimai. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame naudoti tos pačios partijos ir serijos produktus. Po tolygaus tinkuojamo paviršiaus padengimo mentelės pagalba paviršiui suteikiama struktūra. Paviršiaus struktūrizavimui gali būti naudojamas specialus volelis. Prieš naudodami volelį sudrėkinkite. Priklausomai nuo užterštumo, volelį nuplaukite vandeniu. Medžiagų sąnaudos nuo 2 iki 4 kg vienam kvadratiniam metrui. Esant 20 laipsnių temperatūrai ir 65% santykiniai oro drėgmiai, apsauginė plėvelė ant nutinkuoto paviršiaus atsiranda per 30-60 minučių. Pilnai paviršius išdžiūsta per 2-3 dienas. Esant žemesniai temperatūrai ir santykiniai oro drėgmiai, paviršiaus džiūvimo laikas atitinkamai ilgėja. Įrankius plaukite vandeniu tuoj po darbo. Taigi, rungtynės tęsiasi. Lemiamų momentų puolėjas perima kamuolį, išeina vienas prieš varžovų gynėją, meta į krepšį ir... Ne pro šalį. Baltas. Akinamai balti dažai Megavais. Naujiena iš Dufa. Dekoratyvinis tinkas Raibeputs. Dekoratyvinis tinkas Dufa Raibeputs skirtas fasadų ir vidaus paviršių apdailai. Šio tinko ir specialios padengimo technikos pagalba sukuriamas iškilaus, kirvarpos arba lietučio stiliaus paviršiaus įspūdis. Galite rinkti struktūros stambumą nuo 1,5 iki 2,5 mm. Dekoratyvinis tinkas Dufa Raibeputs ypatingai rekomenduojamas vietoms su ypatingom eksploataciniam apkrovom. Tai laiptinių aikštelės ir sienos, visuomeninių pastatų holai ir koridoriai, fasadai, šiltinimo sistemos. Šviesių atspalvių išgavimui naudojama iki 2% Dufa Folton und Aption farbės spalviklio arba naudojama kompiuterinė Dufa spalvų maišymo programa. Tinkuotus paviršius galima dažyti kitais dispersiniais dažais. Tinkavimui naudokite glaistiklį arba nerūdijančio plieno mentelę. Užtrinimui naudokite plastmasinę trintuvę. Prieš naudojimą išmaišykite kibiro turinį. Jeigu maišymui naudojate elektrinį prietaisą, sūkių skaičius turi būti nedidesnis kaip 400 per minutę.
Maišymo trukmė turi būti minimali, kad nepažeisti struktūros granulių, kurios ir sukuria kirvarpos arba lietučio piešinį. Glaistiklio pagalba užtepkite nedidelį kiekį tinko ant mentelės ir lygių sluoksnių tepkite ant apdirbamo paviršiaus iš apačios į viršų. Rekomenduotinas užtepamo tinko storis turi atitikti pasirinkto tinko granulių stambumą, šiuo atveju 2,5 mm. Galima tinkuoti ant mineralinio tinko, betono, gipskartonio, akmens masės paviršių, asbocemento, OSB plokštės, faneros. Tinkuojami paviršiai turi būti sausi, švarūs ir tvirti. Drėgmę įgeriančius ir kalkinius paviršius nugruntuokite Dufa-Tiefgrund gruntu. Po to apdirbamą paviršių būtina nugruntuoti to paties atspalvio Dufa-Kvarc gruntu. Tinkas Dufa-Raibeputz yra atsparus atmosferinių reiškinių poveikiui, drėgmei, agresyviam pramoniniam oro užterštumui, taip pat mechaniniam poveikiui. Padengtas paviršius pasižymė elastingumu ir oro pralaidumu. Po tinko užtepimo ant apdirbamo paviršiaus mišinio perteklių nuimame glaistikliu. Valydami glaistiklį būkite dėmesingi. Kuomet ant glaistiklio lieka tinko struktūros granulės, jokių būdų nenaudokite jų antrą kartą. Šias granulės tiesiog nuvalykite ir išmeskite. Toliau iš karto arba 10 minučių eigoje, priklausomai nuo oro temperatūros, apdirbamas paviršius užtrinamas plastikinė trintuve. Tinką trinkite ratu arba vedžiodami mentelę aukštyn žemyn, taip sukurdami kirvarpos arba lietučio piešinį. Periodiškai plastmasinę trintuvę nuplaukite vandeniu. Apdirbamo ploto kraštuose palikite neužtrintą 10–15 cm juostą, kurią užtrinsite užtinkavus greta esantį plotą. Taip apdirbamuose plotuose nesimatys tinko sujungimo vietų. Dėmesio primename, kad tinkavimas vyktų sklandžiai, nepamirškite apdirbamus plotus nugruntuoti to paties atspalvio Dufa-Kvarc sukibimą gerinančių gruntų. Grunto sąnaudos priklauso nuo struktūros granulių stambumo. Dufa-Raibeputz 15 vienam kvadratiniam metrui struktūrinio tinko reikia nuo 1,5 iki 1,8 kg grunto, o tinkui Dufa-Raibeputz 25 nuo 2,5 iki 2,8 kg. Esant 20 laipsnių temperatūrai ir 65% santykiniai oro drėgmei, apsauginė plėvelė ant nutinkuoto paviršiaus atsiranda per 30–60 minučių. Pilnai paviršius išdžiūna per 2–3 dienas. Esant žemesniai temperatūrai ir santykiniai oro drėgmei, paviršiaus džiūvimo laikas atitinkamai prailgėja. Naudotus įrankius plaukite vandeniu tuoj pat po darbo. Kerapaint. Dažai sienoms su keraminiu užpildu. Lengvai nuvalomi, net ypatingai nešvarūs, buitiniais produktais užteršti paviršiai. Naudojant kitus dažus, reikės perdažyti, o naudojant Kerapaint, tereiks tik nuvalyti. Profitec Kerapaint. Vokiška kokybė. Dekoratyvinis tinkas Kratzputz. Dekoratyvinis tinkas Dufa-Kratzputz skirtas išorės ir vidaus darbams. Šio tinko ir specialios padengimo technikos pagalba sukuriama struktūra panaši į apelsino žievelę. Dekoratyvinis tinkas Dufa-Kratzputz rekomenduojamas vietoms su ypatingom eksploataciniam apkrovom. Tai laiptinių aikštelės ir sienos, visuomeninių pastatų holai ir koridoriai, fasadai, šiltinimo sistemos. Atspalvių išgavimui į šviesių spalvų mišinius galima įmaišyti iki 2% Dufa Folton und Apteon Farbe spalviklio arba pasinaudoti kompiuterinę Dufa spalvų maišymo programą. Nutinkuotus paviršius galima dažyti kitais dispersiniais dažais. Prieš naudojimą išmaišykite kibiro turinį. Jeigu maišymui naudojate elektrinį prietaisą, tai sūkių skaičius turi būti nedidesnis kaip 400 per minutę. Tinkavimui naudokite glaistiklį ir nerūdyjančio plieno mentelę.
Glaistiklio pagalba užtepkite nedidelį kiekį tinko ant mentelės ir lygių sluoksnių tepkite ant apdirbamo paviršiaus iš apačios į viršų. Pasistengkite, kad tepamo tinko sluoksnio storis sutaptų su struktūros granulių stambumu. Šiuo atveju 1,5 mm. Tinkuoti galima ant mineralinio tinko, betono, gipskartonio, akmens masės paviršių, asbocemento, OSB plokštės, fanieros. Tinkuojami paviršiai turi būti sausi, švarūs ir tvirti. Drėgmę įgeriančius ir kalkinius paviršius nugruntuokite Dufa-Tiefgrund gruntu. Toliau apdirbamą paviršių būtina nugruntuoti to paties atspalvio Dufa-Kvarc gruntu. Šis gruntas ženkliai palengvina tinkavimo procesą. Dekoratyvinis tinkas yra elastingas ir lengvai užtepamas. Tinkas Dufa-Kratsputz yra atsparus atmosferinių reiškinių poveikiui, drėgmei, agresyviam pramoniniam oro užterštumui, taip pat mechaniniam poveikiui. Padengtas paviršius pasižymi elastingumu ir oro pralaidumu. Po tinko užtepimo apdirbamą paviršių išlyginame nuimdami mišinio perteklių. Naudotą įrankį nuplaukite vandeniu. Po 10 minučių priklausomai nuo aplinkos temperatūros užtriname paviršių sudrėkintą plastikinę trintuve. Nespauskite, užtrindami trintuvę sukite ratu. Periodiškai nuplaukite trintuvę vandeniu. Jeigu apdirbamo ploto kraštus apklijavote apsauginę juostą, nuimkite ją nelaukdami, kol tinkas išdžius. Dekoratyvinio tinko Dufa-Kratsputz sąnaudos 1 kvadratiniam metrui nuo 1,5 kg iki 2 kg. Esant 20 laipsnių temperatūrai ir 65% santykiniai oro drėgmei, apsauginė plėvelė ant nutinkuoto paviršiaus atsiranda per 30-60 minučių. Pilnai paviršius išdžiūna per 2-3 dienas. Esant žemesniai temperatūrai ir santykiniai oro drėgmei, paviršiaus džiūvimo laikas atitinkamai ilgėja. Kur taip įsiruošiai? Dažyti! Inteligentas! Naujos kartos dekoratyvinė tiksotropinė ir apsauginė priemonė medžiui, nesusidaro nutekėjimai ir lašai. Dufa-Tex tai švarus darbas ir puikus rezultatas. Dufa! Dekoratyvinis tinkas Dufa-Modelirputz. Dekoratyvinis tinkas Dufa-Modelirputz skirtas vidaus sienų apdailai. Suteikia neribotas galimybes jūsų interjere sukurti individualius ir originalius sprendimus. Šis tinkas labai elastingas ir lengvai užtepamas, todėl galima sukurti įvairią struktūrą. Nuo tolygiai smulkios iki stambios. Užtepamo mišinio storis gali būti iki 5 mm. Tinkavimui galite naudoti įprastinius tinkavimo įrankius. Prieš naudojimą išmaišykite kibiro turinį. Atspalvių išgavimui naudokite Dufa-Folton und Aption-Farbe spalviklius, kitus dispersinius dažus ar dekoratyvinius dažus iš Effect Design serijos. Užtepti tinką yra labai paprasta. Nerūdijančio plieno mentele paimkite nedidelį kiekį tinko ir tepkite ant sienos pageidaujamų storių. Per kitas 15-20 minučių suteikite užteptam tinkui struktūrą. Šį tinką galite tepti ant tinkuotų paviršių, betono, mūro paviršių, gipskartonio, fanieros, kitų plokštinių paviršių. Drėgmę įgeriančius ir kalkinius paviršius nugruntuokite Dufa-Tiefgrund gruntu.
Drėgmei atsparius paviršius gruntuokite Dufa Quartz arba Beton Contact gruntais. Kadangi tinkas tepamas storų sluoksnių, todėl nereikia lyginti užtepamo tinko paviršiaus. Paviršiai padengti Dufa Modelir-Put struktūriniu tinku yra atsparūs drėgmei, greitam nusidėvėjimui, gerai praleidžia orą ir vandens garus, yra elastingi. Pateikime jums keletą paprastų struktūros suteikimo būdų. Pirmas būdas, kuriam nereikia jokių papildomų instrumentų. Pasinaudokite savo rankomis. Prieš darbą būtinai užsimaukite pirštines ir sudrėkinkite jas vandeniu. Tada lengvais rankos judesiais užtinkuotam paviršiui suteikite struktūrą. Struktūros ryškumas priklauso nuo jūsų rankos paspaudimo. Antrasis būdas – pasinaudokite struktūriniais voleliais. Prieš naudojimą voleliai sudrėkinkite. Tuomet tinkuotam paviršiui suteikite struktūrą. Sekite, kad struktūros storis būtų vienodas. Darbo metu periodiškai nuplaukite volelį vandeniu. Imkite paprastą šepetį, sudrėkinkite jį ir duokite valią savo fantazijai. Kurkite geometrinės arba netaisyklingas figūras. Nerūdijančio plieno mentelės pagalba galima išgauti tiek grubę, tiek švelnią struktūrą. Nebijokite eksperimentuoti. Šis tinkas yra labai plastiškas ir leis jums įgyvendinti bet kokią jūsų idėją. Dabar kuriame grubę struktūrą. Kol tinkas neišdžiuvo, paruoštą paviršių šiek tiek sušvelniname, užtepdami papildomą ploną sluoksnį tinko.
Jeigu tinku išdžiūvus, paviršius atrodys per grubus, galite sušvelninti jį šlifavimo popieriaus pagalba. Prieš dažymą būtinai išdžiovinkite ir gerai nuvalykite dulkes. Esant normalioms aplinkos sąlygoms, tinkas džiūsta apie 24 valandas. Užtepus storesnį sluoksnį, esant žemesniai oro temperatūrai ar didesniai drėgmei, džiūvimo laikas prailgėja. Medžiagų sąnaudos 1 kvadratiniam metrui 2 kg, tepant tinką 2 mm storių. Įrankius plaukite vandeniu iškart po naudojimo. Taigi, rungtynės tęsiasi. Lemiamų momentų puolėjas perima kamuolį, išeina vienas prieš varžovų gynėją, meta į krepšį ir... Ne pro šalį. Baltas. Akinamai balti dažai Megavais. Naujiena iš Diufa. Dekoratyvinis tinkas virš struktūrų puts. Stambiagrūdis ir smulkiagrūdis struktūrinis tinkas virš struktūrų puts skirtas kurti lengvo nelygumo pietų Europos stiliaus sienų stilių. Tinkas atsparus plovimui, pralaidus orui, plastiškas ir lengvai užtepamas. Tepant tolygių sluoksnių išryškėja smulkus grūdėtumas. Tinkavimui reikalinga nerūdijančio plieno mentelė, struktūros suteikimui šepetukas arba kietas teptukas. Tinko sudėtis leidžia išgauti įvairius pastelinius atspalvius, naudojant Diufa Folton und Aption Farbe spalviklius. Viduržemio jūros spalvų paletį išgauti rekomenduojame naudoti pusiau blizgius Effect Design serijos produktus. Prieš naudojimą gerai išmaišykite tinką. Tinkavimui galite naudoti nerūdijančio plieno mentelę, volelį su natūraliu kailiu arba stambų šepetį. Imkite nedidelį kiekį tinko ir mentelės pagalba užtepkite ant apdirbamo paviršiaus. Maksimalus tepamo tinko storis nuo 1 iki 2 mm. Tinkas greitai džiūsta, todėl tinkuokite nedideliais plotais. Tinkuotam paviršiui struktūrą suteikite nedelsdami. Visą tinkuotą plotą ir tinko sujungimo vietas dažykite nepertraukiamai. Taip išgausite tolygų atspalvį. Medžiagų sąnaudos nuo 300 iki 600 ml tinko 1 kvadratiniam metrui priklausomai nuo tinko užtepimo storio. Džiūvimo laikas esant normalioms sąlygoms nuo 4 iki 6 valandų. Tolimesnis paviršiaus dažymas galimas po 12 valandų. Po 3 dienų apdirbtas paviršius tampa atspariu apkrovoms. Apdirbami paviršiai turi būti sausi, švarūs ir atsparūs apkrovoms. Drėgmę įgeriančius ir kalkinius paviršius nugruntuokite Diufa Tiefgrund gruntu ir nudažykite dispersiniais dažais matvais. Tinko elastingumas neleidžia sutrūkti užteptam sluoksniui, o galimybė plauti neleis susidaryti pelėsinėms dėmėms. Struktūros suteikimui naudokite kietą teptuką arba šepetėlį. Imkite šepetį, pamirkykite vandenyje ir kurkite pageidaujamą struktūrą. Lengvai sukamaisiais judesiais, nespausdami, sukurkite savo raštą. Rašto išraiškingumas priklausys nuo teptuko ar šepečio kietumo. Kuo kietesnis įrankis, tuo grubesnė struktūra. Siekite struktūros išgavimo tolygumą. Priminame, tinkas džiūsta greitai, todėl taisyti padarytas klaidas pabaigoje bus problematiška. Kera Paint. Dažai sienoms su keraminiu užpildu. Lengvai nuvalomi, net ypatingai nešvarūs, buitiniais produktais užteršti paviršiai. Naudojant kitus dažus, reikės perdažyti.
O naudojant Kerapaint, tereiks tik nuvalyti. Profitec Kerapaint. Vokiška kokybė. Dekoratyvinis glaistas Relief Wandspachtel. Dekoratyvinis Relief Wandspachtel glaistas leidžia sukurti grubaus tinkavimo efektą, būdingą saulėto Provanso statiniams. Konkretų piešinį ir jo išraiškingumą lemia meistras. Galima sukurti tašyto akmens ar smulkaus grūdėtumo įspūdžius. Tinkavimo įrankis turi būti nerūdijančio plieno. Prieš glaistymą įsitikinkite, kad nugruntuotas paviršius yra pilnai išdžiūvęs. Prieš darbą gerai išmaišykite glaistą. Mentele paimkite nedidelį kiekį glaisto ir tepkite pageidaujamų storių ant sienos. Maksimalus tepamo glaisto storis iki 4 mm. Galima glaistyti tinkuotus paviršius, gipskartonį, kitas lengvas konstrukcijas. Taip pat galima glaistyti senus, nedulkančius tvirtus paviršius, padengtus dispersiniais dažais. Apdirbami paviršiai turi būti sausi, švarūs ir tvirti. Drėgmę įgeriančius ir kalkinius paviršius nugruntuokite Dufa Tiefgrund gruntu. Lygiems paviršiams gruntuoti naudokite Dufa Quartz gruntą. Jeigu glaistote storų sluoksnių, tuomet nebūtina idealiai lyginti glaistomą paviršių. Reliefinis glaistas Wandspachtel yra tvirtas, nusidėvėjimui atsparus ir orui pralaidus paviršius. Tai sąlygoja teigiamo mikroklimato palaikymą dekoruotoje patalpoje. Glaistas netrukinėja tepant iki 4 mm storio sluoksnį. Jis džiūsta priklausomai nuo užtepto sluoksnio storio, nuo 12 iki 36 valandų. Vidutinės sąnaudos 1 kvadratiniam metrui 1,6 kg tepant nuo 1,5 iki 2 mm storio sluoksnį. Paviršiaus struktūrą išgaukite savo nuožiūrą, naudodami nerūdijančio plieno mentelę. Glaistas labai plastiškas, todėl tepsite labai lengvai. Jeigu struktūros suteikimui naudosite plastmasinę mentelę, tuomet išgausite labiau grūdėtą paviršių. Glaistydami nerūdijančio plieno mentelę sukursite lygesnį paviršių. Struktūros suteikimui turite apie 10-15 minučių. Sekite struktūros išgavimo tolygumą. Pateikime prancūziškojo Provanso grubaus tinkavimo stilių. Jeigu glaistomas paviršius gavosi grubesnis nei planavote, išdžiūvusi paviršių nušlifuokite šlifavimo popieriumi. Glaistui nudžiūvus, paviršius galite dažyti Effect Design serijos dažais. Tai išryškins sienos struktūrą ir suteiks jūsų interjerui individualumo. Kur taip įsiruošiai? Dažyti! Inteligentas! Naujos kartos dekoratyvinė tiksotropinė ir apsauginė priemonė medžiui, nesusidaro nutekėjimai ir lašai. Dufatex tai švarus darbas ir puikus rezultatas. Dufa.
Dažyvės vidaus patalpų apdailai. Kompanija Meffert AG pristato dekoratyvinių dažyvių paletę vidaus patalpų apdailai. Siūlome jums platų paruoštų spalvų ir įvairių efektų dažyvių spektrą. Taip pat pristatome bespalvę dažyvę skirtą pageidaujamų atspalvių ruošimui. Pirmoji dažyvė Vand Lazur Classic. Įvairių atspalvių, paprasta naudoti, pasižyminti optimaliomis sąnaudomis ir atspari drėgmei. Dažyvė tepama ant struktūrinio Dufa Modelier Putz tinko, specialia pirštinė arba stambiu šepečiu. Sudrėkinkite pirštinę ir lengvais sukamaisiais judesiais tolygiai tepkite ant dažomo paviršiaus. Būkite atidūs, nepalikite neuždažytų vietų. Dviejų atspalvių efektui paryškinti, tuoj pat po dažymo paruoštą plotą nuvalykite švaria pirštinės puse arba sausa minkšta kempine. Tai paryškinsite struktūrą ir sukursite senovinio tinko įspūdį. Dekoratyvinė dažyvė Pearl Shine tai neįprastas perlų blizgesys. Dažomas plotas nuglaistytas reliefiniu glaistu Relief Van Spachtel. Paviršių dažome specialia pirštinė arba šepečiu. Dažyvė greitai džiūsta, todėl dažykite be pertraukų, pirštinę drėkindami mažais dažyvės kiekiais. Taip išvengsite nutekėjimo bei dažomą plotą padengsite tolygiai. Šiame siužete pristatome klasikinę dažyvę su aukso efektu. Dažymui naudosime teptuką, šepetį ir trintuvę guminiu paviršiumi. Kryžminiais judesiais užtepkite dažyvę ant apdirbamo paviršiaus. Sekite, kad neliktų nenudažytų vietų ir dažyvė nenutekėtų. Dažyvės masės sudėtyje naudojami tirštinantys priedai, todėl naudojimo metu dažyvę tepsite lengvai ir ji nevarvės.
Minkštu šepeteliu dar kartą paskirstykite dažyvę apdirbamam plote, išlygindami dažyvės sluoksnį. Tuo užbaigiame paviršiaus apdirbimą. Pilnai išdžiūvus įdubusios struktūros vietos bus tamsesnės už iškilusias. Kad sustiprinti dviejų atspalvių įspūdį, pasinaudokite trintuvę guminiu pagrindu arba drėgna kempine ir nuvalykite išsikišusias struktūros vietas nuo dažyvės likučių. Taip sukursite originalų senovinio prabangaus tinkavimo įspūdį. Dažyvė 3D Brilliant Effect sukuria trimačio atspalvio įspūdį, kurį galima keisti apšvietimo pagalba. Jūsų sienos sutviskės briliantiniu blizgesiu. Teptuku, sukamaisiais arba kryžminiais judesiais užtepkite dažyvę ant apdirbamo paviršiaus. Tolygiam dažyvės užtepimui naudokite šepetėlį. Fantazuokite, naudodami dažyvę 3D Brilliant Effect. Apskritimai, bangos, linijos, atspalviai. Jums paklus bet kokios formos. Dažyvės masės sudėtyje naudojami tirštinantys priedai, todėl naudojimo metu dažyvę tepsite lengvai. Dažyvės sąnaudos optimalios, nes tepant ji nevarva. Išdžiūvus, dažyvės paviršiuje susiformuoja drėgmei atsparus sluoksnis, kuris paruoštam paviršiui suteikia ilgamžiškumo ir tvirtumo. Pristatėme jums iš anksto paruoštų atspalvių dažyvės, tačiau jūs galite kurti originales ir savitas spalvas, panaudodami bespalvę dažyvę, Effect Design serijos dažiklius ir Effect dažyvę skirtas spalvų ruošimui kompiuterinės programos pagalba. Atkreipkite dėmesį į tai, kad ruošiant atspalvį rankiniu būdu, į dažyvę įmaišant didelį kiekį dažiklio dažyvės skaidrumas sumažėja. Šiame fragmente matote, kaip Dufa modelį ir put struktūrinis tinkas dažomas klasikinė dažyvė. Tepkite minkštų teptuku, kryžminiais tolygiais judesiais. Jeigu paviršių lyginote švitriniu popieriu, prieš dažymą nuo jo būtinai nuvalykite dulkes. Tam puikiai tinka dulkių siurblys. Norint pašviesinti spalvą, dažyvę galima skiesti vandeniu įmaišant iki 10% skysčio. Spalvotos dažyvės gali būti maišomos. Taip pat galima tepti kelis dažyvės sluoksnius vieną ant kito pirmajam sluoksniui išdžiūvus. Siūlome išbandyti metodą šlapiu ant šlapio. Tepkite kelių skirtingų spalvų dažyvės vieną ant kitos, kol jos neišdžiūvo. Taip sukursite švelnaus perėjimo įspūdį. Padengtą dažyvės sluoksnį išlyginkite minkštu šepeteliu sukamaisiais arba kryžminiais judesiais. Papildomą efektą sukuriame trintuve guminiu pagrindu arba drėgna kempine, nuimdami dažyvės likučius nuo išsikišusių struktūros fragmentų. Dažyvė džiūsta apie 12 valandų. Sąnaudos apie 100 ml vienam kvadratiniam metrui priklauso nuo tepimo būdo ir paviršiaus struktūros.
rungtynės tęsiasi. Lemiamų momentų puolėjas perima kamuolį, išeina vienas prieš varžovų gynėją, meta į krepšį ir... Ne pro šalį. Baltas. Akinamai balti dažai Megavais. Naujiena iš Diufa. Dekoratyvinė dažyvė Colorifino. Dažyvė Colorifino skirta vidaus patalpų apdailai. Šios dažyvės pagalba išgaunamas antikinis efektas. Jūsų pasirinkimui pateikiame 12 spalvų ir bespalvį dažyvės pagrindą, kurio pagrindu sukursite unikalią tik jums tinkančią spalvą. Prieš naudojimą dažyvę gerai išmaišykite, nenaudodami elektrinių prietaisų. Dažyvė ant nedidelių plotų užtepama specialia pirštinė arba minkštu natūralaus plauko šepečiu. Imkite nedidelį kiekį dažyvės ir nespausdami, lengvai sukamaisiais judesiais tolygiai tepkite ant dekoruojamo paviršiaus. Apdirbami paviršiai turi būti lygus, švarūs, sausi, nugruntuoti bespalviais arba spalvotais matvais dažais. Skirtingų atspalvių dažyvių užtepimas sluoksniais sukurs daugiasluoksnį efektą. Pageidaujamo atspalvio dažyvę pasigaminsite rankiniu būdu Effect Design dažiklių pagalba. Dažyvė sudėtyje yra mažų medvilnės gabalėlių, todėl maišydami ir tepdami stenkitės jos nesutrinti. Dėmesio, dažyvė yra pusiau permatoma, todėl bet koks blogai paruoštas pagrindo fragmentas bus matomas. Sąnaudos priklauso nuo tepamo sluoksnio storio ir vidutiniškai yra nuo 100 iki 200 ml mišinio 1 kvadratiniam metrui. Po dažyvės užtepimo palaukite 10-20 minučių. Tada minkštu švelniu šepečiu, kryžminiais judesiais, nespaudžiant, išskirstykite dažyvę paviršiuje. Apsauginę dažymo juostą pašalinkite nuo dažomojo ploto, nelaukdami, kol dažyvė nudžius. Originalaus dvispalvio paviršiaus sukūrimui vienu metu galima tepti 2 skirtingų atspalvių dažyvės. Ant specialios pirštinės arba minkšto šepečio užpilkite nedaug pagrindinės spalvos dažyvės ir užtepkite ją ant dekoruojamo paviršiaus lengvai sukamaisiais judesiais. Pirmajam sluoksniui neišdžiūvus, tepame kitos spalvos dažyvę, sujungimo vietose sumaišydami spalvas. Dažyvė yra ekologiška, ekonomiška ir paprasta naudoti. Dažyvė yra atspari drėgmei, todėl ją labai lengva prižiūrėti. Galima tepti šviesią dažyvę ant tamsios, pirmajai pilnai išdžiūvus. Pasitelkę šiek tiek fantazijos, jūs sukursite individualius ir originalius sprendimus.
Po 10-20 minučių dažyviai apdžiūvus dekoruojama paviršių užtriname nespaudžiant, minkštų švelnių šepečių kryžminiais judesiais išskirstydami dažyvę paviršiuje. Pilnai dažyviai išdžius per 4-6 valandas. Įrankius plaukite nedelsdami vandeniu ir buitiniais plovikliais. Kerapaint. Dažai sienoms su keraminiu užpildu. Lengvai nuvalomi, net ypatingai nešvarūs, buitiniais produktais užteršti paviršiai. Naudojant kitus dažus, reikės perdažyti, o naudojant Kerapaint, tereiks tik nuvalyti. Profitec Kerapaint. Vokiška kokybė. Venecijos stiliaus dekoratyvinis glaistas Štuko Fino. Šis glaistas skirtas Venecijos stiliaus sukūrimui. Dažyvės koloritas, paviršiaus švelnumas ir giluma atspindi šviesą. Nepakartojama marmuro gracija kiekvienai erdvei suteikia prabangos nuotaiką. Štuko Fino kolekcijoje yra 4 pagrindinės spalvos. Bespalvis pagrindas pageidaujamo atspalvio pasiruošimui ir specialus drėgmei atsparus vaškas dekoruojamo paviršiaus padengimui. Prieš naudojimą gerai išmaišykite glaistą. Masė yra pilnai paruošta naudojimui, todėl jos nereikia skiesti. Glaistimui naudojama venecijietiška glaistyklė už apvalintais kraštais, kad glaistomam paviršiuje neliktų įbrėžimų. Prieš glaistimą įsitikinkite, ar gerai išdžiūvęs gruntas. Pirmo sluoksnio užtepimas. Nedidelį kiekį glaisto užtepame ant glaistyklės ir trumpais pusapvaliais judesiais tepame glaistą. Pradėkite tepti nuo vieno iš viršutinių kampų. Dekoruojamas paviršius turi būti sausas, lygus ir švarus. Gruntavimui naudokite baltus arba spalvotus matvais dažus. Vienas glaisto sluoksnis džiūsta iki 12 valandų. Individualios spalvos pasiruošimui naudokite baltą pagrindą ir Effect Design serijos dažus. Dėmesio, šiuo atveju gerai išmaišykite glaistą. Užtepant pirmą sluoksnį nebūtina tepti labai lygiai. Pirmojo sluoksnio paviršiaus reljefas užtepus antrą sluoksnį sukurs marmuro efektą. Dirbdami periodiškai nuvalykite įrankius drėgnu skudurėliu, kad sudžiūvę glaisto dalelės nepažeistų užtepto glaisto. Po pirmojo sluoksnio užtepimo paviršius turi džiūti nuo 4 iki 6 valandų.
Išdžiūvus glaistui, prieš užtepant antrą sluoksnį, rekomenduojame paviršiuje esančius nelygumus nuvalyti sausa ir švaria glaistyklė. Po to galima tepti antrą glaisto sluoksnį. Antrojo sluoksnio tepimo technika beveik nesiskiria nuo pirmojo. Vienintelis skirtumas tai, kad antrasis sluoksnis tepamas plonesnis nei pirmasis. Stenkitės užglaistyti visus nelygumus, kad paviršius taptų lygus. Dirbkite be didelių pertraukų, kad nesimatytų sujungimo siūlių, jas darykite skirtingose vietose ir skirtingų dydžių. Periodiškai nuvalykite glaistyklę. Dešimt 15 minučių po glaistymo nupoliruokite paviršių švaria glaistyklė lengvais rankos judesiais nukreiptais į skirtingas puses. Paviršiaus blizgesys priklausys nuo glaistyklės spaudimo laipsnio ir nubraukimų skaičiaus. Jeigu paviršiuje liko nelygumų, jį išlyginsite užtepdami trečią glaisto sluoksnį. Atminkite, kad kiekvienas sluoksnis turi džiūti ne mažiau 4 valandų. Šiame fragmente pademonstravome 2 sluoksnių užtepimą. Kad paruoštas paviršius taptų atsparus vandeniui, glaistui pilnai išdžiūvus padenkite jį specialiu vašku. Prieš naudojimą vašką išmaišykite. Ant glaistyklės užtepame nedidelį kiekį vaško ir tepame ant glaisto tą pačią techniką plonų sluoksnių. Po vaškavimo spalva tampa sodresnė, o paviršius šiek tiek blizga. Tai paviršius tampa atspariu vandeniui. Po 30–40 minučių, vaškui pilnai išdžiūvus, poliruojame paviršių paskutinį kartą. Įvairiaspalviam efektui išgauti galima naudoti skirtingų atspalvių glaistą, tepant vieną ant kito laikantį svarbiausios taisyklės. Pradėkite nuo tamsiausios spalvos. Baigus darbus, nedelsdami išplaukite įrankius vandeniu. Pilnai išdžiūvęs paviršius tampa atspariu vandeniu ir buitiniams plovikliams. Siekiant išvengti glaisto pažeidimų, nerekomenduojame plauti paviršiaus 21 dieną po glaistymo pabaigos, kol dekoruotas paviršius pasidengs specialiu apsauginiu sluoksniu.
taip įsiruošiai? Dažyti. Inteligentas. Naujos kartos dekoratyvinė tiksotropinė ir apsauginė priemonė medžiui, nesusidaro nutekėjimai ir lašai. Tiufatex tai švarus darbas ir puikus rezultatas.